ką mes darom, tai mes gaminam įvairias detalės iš metalų, iš plienų, tai yra tikslioji mechanika vadinama. Tai yra mūsų gaminiai naudojami visur. Nuo palydovų, skrenda palydovų detalės iki grąžtų, kur ieško naftos 3 km gylį. Jau nekalbant visi įvairūs automatizavimo priemonės ir kažkokie kiti technika, įvairi. Stavila prasidėjo labai paprastai. Mes būdami doktorantūrą jau baigėm, dirbom universitete, gyvenom bendrabutyje. Aišku, atlyginimai tuo metu buvo 97 metai labai maži. Supratom, kad bus blogai. Kažką reikia daryti. Ir pradėjom įvairių galimybių ieškoti. Tai reiškia, žmona buvo Vokietijoje, susipažinau su Štefanu, mūsų partneriu. Ir paskui atsidūrė Marijampolėje, todėl kad mano tėtė turėjo garažą. Tai tiesiog draugystės gatvėje garaže pradėjom dirbti tryse. Kiek darbuotojų dirba pas jūs įmonėje? Darbuotojų daug, jau 180. Turim daug labai žmonių, kurie dirba jau 20 metų, 25 metus ir daugiau, nes mums dabar 29 metai. Tai kaitos didelės neturim. Tie, kurie jau pradeda dirbti, dirba, užsidirba, tie ir dirba. Augimo galimybės didelės iki pat direktoriaus, nes mūsų technikos direktorius Arūnas Žukaitis, jis irgi atėjo lygiai taip pat, būdamas pati pradžia staklių operatorium. Nusipirkom pirmas tekimo stakles, jis atėjo dirbti prie tų staklių. Dabar jisai visos gamybos direktorius. Sakykite, o kokios specialybės darbuotojų daugiausiai ir dažniausiai trūksta? Tai trūksta labiausiai tai motyvuotų, norinčių išmokti specialybės. Išmokti galima visko. Aišku, labai gerai, jeigu ateina žmogus jau praėjęs bendruosius metalo apdirbimo kursus, kažkokias tai žinias turintis. Tai trūksta programuotojų, staklių operatorių, programinių, įvairių šitų sričių, techninimo, frezavimų, kitų apdirbimų. Ar daug darbuotojų pas jūs ateina darbintis jau pabaigę Marijampolės profesinio rengimo centrą? Ateina vienas kitas, bet aišku, norėtume, kad būtų daug daugiau. Ir ateina ne tik tai iš metalo apdirbimo, bet iš automobilių, taip pat ten remonto specialybių. Ta prasme, visi, kurie su technika, jeigu jiem įdomu, jeigu jie motyvuoti, gali išmokti. Kaip bendradarbiaujate su Marijampolės profesinio rengimo centru ir kokią aiškią naudą gaunate iš to? Bendradarbiaujam tai jau labai daug metų. Pačioje pradžioje gal net be aiškių naudų kažkokiu. Tai tiesiog aš ir pats dirbau universitete anksčiau. Esu baigęs KTU, po to dirbau dėstytojų, doktorantūrų, žodžiu, turėjau pedagogikos patirties, tai man mokymas suprantamas. Ir visą laiką bendraujant su profesiniu centru arba su koleginė, anksčiau irgi buvo noras padėti. Mes suprantam, kad jaunimui reikia parodyti, reikia juos motyvuoti, paaiškinti. Tai bendradarbiavimas, jeigu yra tokia bendra prasme. O konkrečiau, tai mes ką? Tiesiog ekskursijos pas mus ateina, mokytojai jų profesinio centro, jeigu nori, ateina čia pasitobulina, medžiagos kažkokios. Ar metalo apdirbimo staklių operatorius yra nykstanti profesija, ar kaip tik dabar profesija ta, kuri turėtų augti? Tikrai profesija ta, kuri turėtų augti. Gaminių visiems reikia. Gaminiai, 3D printeriai, visa kita, jie kol kas tikrai neatitinka techninių reikalavimų atsakingom detalėm. Visos atsakingos detalės yra gaminamos frezavimo arba techninimo būdu. Ir trūksta šitų darbuotojų ir ateityje jų trūks, tik pas mus jau staklių operatorius virsta į linijos operatorių, nes ten ir už nugaros stovi jau automatizuotos linijos. Vienas žmogus prie 8 automatizuotų celių su robotais. Reiškia dar daugiau žinių, ne tik tai stakles valdyti, bet ir robotus. Mažiau fizinio darbo, daugiau protinio darbo. O kokiomis papildomomis priemonėmis skatinate jaunų talentų pritraukimą į savo įmonę? Tai talentų pritraukimas yra paprastas. Mes turim viduje irgi dar mokymo centrą. Tas žmogus, kuris jau ateina su baziniam žiniom labai gerai, mes vis tiek dar dasimokom pas save vietoje. Ir pas mus visas darbo apmokėjimas yra pagal rezultatą. Reiškia, kuo žmogus dirba efektyviau, jeigu jisai dirba su robotais, daugiau produkcijos pagamina, alga didėja. Taip pat skiriam stipendijas ir su profesiniu centru, ir KTU bandom bendrauti. Aišku, turim ir netgi siunčiam į magistrų studijas, dengiam dalį studijų kainos ir taip toliau. Ta sfera plati. Organizuojam pameistrystį. Vienas iš mūsų meistrų, būtent Antanas Kojutis, net gavo nominaciją, apdovanojimą kaip geriausias pameistrys. Esam toj srity pajudėję. Ir smagu, kad ir mūsų kolektyvas jaunimą priima, su jais kalba, dirba. Ir jaunimas, aišku, ateina kažko išmoksta. Kas jums kaip direktoriui svarbiau priimant naujoką? Nepriekaištingas staklių valdymas ar darbuotojo požiūris, disciplina ir noras mokytis? Tikrai požiūris. Požiūris, motyvacija. Stakles valdyti galime išmokyti. Bet jeigu nėra noro, nėra motyvacijos, nieko nebus. O kokiam žmogui siūlytumėte rinkti šią specialybę? Aš manau, tam, kuriam tiesiog patinka mechanika. Jeigu tu kažką mėgsti dirbti su metalais, pakrapštyti kokias mašinas,
pasigaminti po to vieną kitą detalę, ta prasme, šitoj srity dirbančiam. Tai nėra mitas, kad šioje įmonėje gali dirbti ir moterys. Tikrai nėra mitas, dirba ir programuotojom. Reiškia, ten daugiau matematinio mąstymo, erdvinio mąstymo, puikiai programuoja. Jau tada dirba su CAD sistemom ir tiesiog ruošia programas. Dirba ir prie staklių, turim ar 3 ar 4 moteris, puikiai dirba, viskas gerai. Gera kokybė, jos pačios irgi jau daug metų dirba, manau, viskas gerai. Kokias gamybos tendencijas matote artimiausiams 5 metams, kurioms profesinio rengimo centras turėtų pradėti ruošti mokinius jau dabar? Tai profesinio rengimo centras viską daro gerai. Jie turi dabar ir daug mechatronikos, jau standą didelį, robotikos, pačio apdirbimo, tą, ką jie ruošia, viskas gerai. Tiesiog tą daryti ir bandyti pritraukti jaunimą daugiau įvairiais kažkokiais tokiais būdais. Bet vienas iš būdų tai geri atlyginimai. O tie geri atlyginimai, jie taip ir gaunasi, kai tu gerai dirbi, gauni gerą atlyginimą. Ar būtent šios specialybės darbuotojas uždirba daug pinigų? Žiūrint, kaip matuosi, manau pakankamai. Bet ką galime pasakyti, kad šita specialybė paklausi ir visam pasaulyje. Jie nėra kažkokia individuali Lietuvos. Visam pasaulyje gerų specialistų trūksta, o specialybė yra rimta.